Vakar parodžiau, kad Eugenijaus tapatybės kortelės duomenis pavogė Nemunaičio seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Jagelavičienė ir užpildė socialinėms paslaugoms. Pas Eugenijų paso nebuvo, tačiau jinai iš kažkur pavogė asmens kodą ir įrašė. Šiandien parodysiu kitą dieną, spalio 31 dieną, Eugenijaus tapatybės kortelės duomenis, asmens kodą iš kažkur pavogė Alytaus Kudirkos ligoninės socialinė darbuotoja Daiva Kavolynienė. Jinai spalio 31 dieną pildė klausimyną dėl socialinių paslaugų. Eugenijus taip pat irgi nei 30, nei 31 spalio dieną paso neturėjo. Kai sakiau, pasas pas mamą buvo nuo Liepos 21 dienos ir jinai jį saugojo. Tačiau 31 dieną Daiva Kavolynienė iš kažkur socialinė darbuotoja pavogė Eugenijaus asmens kodą, užpildė klausimyną ir įrašė Eugenijaus visą kodą. Taigi, Daiva Kavolynienė taip pat vykdė galimai nusikalstamą veiką, pavogdama asmens tapatybės duomenis ir pildydama Eugenijaus klausimyną. Taigi, klausimynas buvo pildomas su pavogtais duomenimis ir rašomas socialinėms paslaugomis su pavogtais Eugenijaus asmens tapatybės duomenimis. Taigi ir sprendimas lapkričio 14 dieną SP 42.478 Alytus buvo priimtas su pavogtais Eugenijaus duomenimis. Manau, kad bus pripažinti neteisingi nei šis prašymas su pavogtais duomenimis parašytas, nei klausimynas, kuris buvo pildomas, bus nepripažintas teisingu, bus panaikinta. Ir taip pat šis sprendimas nebus pripažintas teisingu. Sprendimas teisingas yra
lapkričio 6 dienos. Šį sprendimą aš gavau lapkričio 8 dieną. Lapkričio 11 dieną aš paskambinau į Pivašiūnų globos namus. Direktorius sakė, yra vietų. O kodėl jis nevykdė ir nepriėmė į Pivašiūnų globos namus, sakydamas, kad yra vietų, tai, manau, bus išspręsta. Dar kartą parodau. Šis sprendimas aš gavau lapkričio 25 dieną vakare, kai Eugenijaus neradau ligoninėje, slaugos skyriuje. Jo 25 dieną nebuvo, buvo išvežtas slaptai su pavogtais Eugenijaus tapatybės duomenimis, priimtu sprendimu, kurį gavau lapkričio 25 dieną vakare. Šis sprendimas yra priimtas su Eugenijaus pavogtais duomenimis.